Skrajojantis ūkis. Tai konceptas susidėliojo tada, kai išėjau iš darbų ir nusprendžiau keisti sritį. Tai vietoj inžinieriaus darbo susikurti savo darbo vietą, kuri yra miksas tarp dailidės ir ūkininko. Tai labą dieną, esu jaunasis ūkininkas ir taip pat turiu susikūręs dailidės darbo vietą. Tai reiškia, turiu medžio dirbimo įmonę. Ir ūkį. Čia priešais yra vandens duobė, tarkim tokia, kurioje susikaupia vanduo iš aplinkui esančių šaltinių. Čia prie miško mes dabar esame, tai prie miško yra labai šaltiniuota vieta. Ir iš šitos dalies sunkiasi ir upelis bėga vanduo. Ateities planas būtų nukasti šitą dalį ir paieškoti, kur yra pagrindinės gyslos. Kad galima būtų šį vandenį, kuris susikaupia natūraliai, panaudoti laistymo sistemai, kuri aprūpins laistymu visą šią dalį. Tai visą ūkinės paskirties žemės dalį aprūpint turėtų ši šaltiniuota vieta, kurioje sukaupiamas vanduo ir jisai nukreipiamas ten, kur reikia. Vietoj to, kad pompuoti vandenį iš kažkur į žarnas ir taip laistytis. Kas šiuo metu yra įgyvendita, bent jau pradinis konceptas. Ne šaltinio vandenį, bet jis nubėga į tvenkinį šaltinio vanduo, o aš naudoju laistymui kitam sklypo gale natūraliai besiformuojančią balą vandens. Tai joje išgręžiau tokias skyles, ten įleidau kibirą, įdedu pompą, pajungiu prie žarnų ir tradiciniu būdu laistau dabar pasodintas uogas. Taip, vėliau tikėtina, kad papasakosiu plačiau apie pačią laistymo sistemą, kaip jinai buvo sudėliota šiam momentui, koks yra galutinės sistemos, kokia yra vizija ir kaip jinai turėtų veikti. Bet dabar bus gabaliukais. Tai kitas gabaliukas yra ši dalis žemių, kuri yra aukščiau negu visas sklypas beveik. Ir yra šalia šio vandens telkinio. Jis yra labai turintis daug medžiagų, nes jame daug auga visokių augaliukų ir dumblių ir viso ko tik tai gali širdis geisti. Nors šita duobė buvo prieš metus, tai praeitą vasarą, iškasta su ekskavatorium ir visa jo žemė sudėta į šią pusę. Tai čia yra ir tos negyvos ar mirusios durpės, galbūt jos taip nieks nevadina, bet aš taip vadinu. Tai būtų šitas baltas toks smėliuks. Būtų įdomu pabandyti ją aeruoti ir pasižiūrėti, ar jinai atgyja ar neatgyja. Nes jeigu ten yra belekiek daug medžiagų, jos tiesiog nuo deguonies trūkumo stygiaus kažkaip užsikonservavo, sakykime. Tai įdomu, kas gali jas atkonservuoti. Tai va. Tokios ir kitokios eksperimentinės mintys bus vystomos
toliau ir platinamos tokiu vaizdo turiniu, sakykime, su pasakojimu nerišliu. Kažkada gal bus rišlus. Taigi esame šitoj vietoj, prie šaltinio, šalia krūvos. Šaltinis, krūva ir visa tai, kas liečiasi su mišku, bei šičia dalis. Ir už tų krūmų, tuos krūmus apimant, šiuos krūmus apimant, toliau sekančių krūmų neimant. Tai iš principo labai aiškiai nupasakojau ribas. Taigi šios ribose bus sukurtas šeimos draustinis. Tai reiškia, tiesioginė to žodžio prasme pasakiškai graži vieta, kurioje yra labai tikėtina akcentų iš kažkokių tais pasakų arba fantastinių filmų. Ir kur auga augalai laisvai ir veši visaip kaip. Bei yra pasodinta mūsų augaliukų. Tai šiuo atveju serbentas. Veislė bona. Juodasis berods serbentas. Taigi, ši dalis yra pakilus. Pati mintis būtų atėjus nuo šio lauko, kas yra uogų krūmų laukas ir tvenkinys. Žodžiu, nuostabiai gražaus sodo atėjus prie šios duobės su žemėm. Tai yra šaltinė su būsima oazė. Čia priekyje yra užapvalinti laiptai. Tai tokia forma. Dalis apskritimo. Žodžiu, tokie laiptai akmeniniai. Tais laiptais užlipam. Čia užsibaigė šonas panašiai kaip krūvos. Šis perimetras visai toks, nėra lygus, visas su iškilimais. Tai ši dalis bus pakelta. Ir čia esantys laiptai užveda į viršų. Viršus kažkiek sąlyginai aplygintas, kad būtų patogu vaikščiot. Kraštas paliktas natūraliai sumestų žemių formos. Čia šita dalis tikėtina bus praplatinta, nes čia yra medžių šakos ir šaknys ir ten kažkas tai sumesta, kas suformuoja tokį išėjimą kaip į balkoną. Panašiai. Nuo kurio pasimato viso ūkio vaizdas. Tai jis yra už krūmų ir aš jį matau, bet dabar nerodysiu. Taigi, labai nuostabus, gražus ūkio vaizdas, kur yra susodinti uogakrūmiai, vaiskrūmiai, daržovės, tikėtina pakeltose lysvėse, kurios nėra tiesiog lygios, o sudėlioja kažkokį tais, tarkim, simbolį ar kitą objektą, kuris buvo pavaizduotas arba paminėtas knygoje, arba filmuose, arba kažkas. Tarkim, kokio labirinto žymaus iš knygos arba filmo sumažinta versija, kuri yra įgyvendita pakeltom lysvėm. Nežinau, ar suprantama, ją suprantu. Tai taip padarysiu ir tada parodysiu, tai bus paprasčiau. Taigi šičia yra įsikišimas, jisai bus užpiltas žemėm, kad būtų suformuotas pagrindas ir praplėstas tikėtinai į šoną kažkiek, neaišku kiek. Galbūt visa šita dalis bus pakelta, bus matyti. Su šita vieta dar neaišku, bet šis kraštas aiškus. Laiptai, šonas, šonai apsodinti šiais metais žydinčiais žirniais dekoratyviniais. Suformuos sieną, tada užsiver žemės, tada kitais metais kažkas kitas pasisodins.
Gali būti, kad aktinidijų papildomai bus pasodinta, nes čia kaip ir šviesi vieta ir yra natūralus kaip ir laistymas. Tai jo, labai tikėtina, kad aktinidijom bus apsodinta šis perimetras su tuščia erdve čia, kuri galbūt bus praplėsta į medinę kažkokią tais aliuziją į tiltą, kur sėdi žmonės. Tai mes. Ir mato savo ūkį, kaip jisai puikiai vystosi visas organiškai. Taigi šita dalis, tada čia kitas serbentas pasodintas, tas pats bona, juodas. Ir čia yra laistymo akmenukai. Laistymo akmenukus naudoju tam, kad ant jų galėčiau pilti vandenį ir jisai gražiai nutekėtų akmenukais į žemę ir susigertų. Tai laistymas gaunasi ne viena čiurkšlė žarnos, o toks paskirstytas kaip su dušo galva, tarkim. Bet geriau. Nežinau, kodėl nėra dušo galvų, kurios yra tiesiog akmuo. Būtų šauni dušo galva. Taigi, čia praeinam, čia neaišku, šita dalis aiški. Šita dalis yra šis vandenukas, šitas kraštas taip paliktas, kaip yra. Čia galimai kaip yra. Šičia yra nukasta. Šita šlapia juoda žemė, kuri atrodo, beprotiškai gerai. Gaila, kad neužodžiu. Būtų įdomu sužinot, koks kvapas jos. Taigi, tas kraštas nukastas kažkiek, kadangi bus kasama su kastuvu, tikėtina, tai procesas truks ilgiau, bet bus gerokai kruopštesnis ir atidesnis visokiom srovelėm, srovytėm ir panašiem dalykam. Taip, tai šičia irgi įsikasa, įsigilina daugiau negu šičia. Čia irgi įsigilina. Čia mes turim galimai varlę, nemačiau tiksliai. Ir taip, čia įsigilina, apsuka šituos krūmus. Krūmai bus kaip salytės, nes jos, jie auga iš kelmų yra dideli, daug šaknų, ten laikosi žemės krūvoj, tai bus salytės. Panaudosiu kelmus kaip žemės sutvirtinimo kažkokius tai karkasus. Ir bus salos. Tai vanduo, kur kelmai ir krūmai, jie bus apkarpyti ir kelmai pavirsti salom. Čia vanduo, mes stovime ant vandens. Šičia stovime ant salytės. Dabar ant salytės stovim. Čia vanduo. Čia tada formuojama sienelė. Iki kažkur per šitą liniją praeina vanduo. Sienelė formuojama nuo šitų šakų. Čia kelmas yra sienelės vietai. Čia tada praeina. Paima būtinai šitą šlapynę. Nes čia atrodo toks gyvesnis, galbūt netgi šaltinis kažkur tais atiteka, nes visą laiką būna vandens. Ten irgi, bet. Žodžiu, tai aš noriu šitą vietą nusikasti. Čia dalinai nusikasti. Kažkur tais palikti salas, tai šitas krūmas bus sala. Čia nukasta iki šitų krūmų linijos, kuri kažkodėl yra stebėtinai tiesiai ir užsirietus gražiai. Tai čia yra sienos pradžia. Jinai sukasi štai šitaip prie krūmų, čia tada aukštėja ir su tais krūmais nueina į šią šaltinio vietą.
Tai va, tai čia irgi iškasta. Ties šita vieta siena. Tai tie krūmai biskį toliau bus. Nes ten gerokai žemėja, tai šita vieta bus nukasta. Ir mintis tokia, kad jeigu šičia nukreipiam šitą vandenį, kuris čia kaupiasi, į mūsų griovį ir į tvenkinį, tai tada vanduo nebėga į šią pusę ir neįsilieja ant lauko. Tai turim papildomą žemės, kuri neužlampa ir neužmirksta. Tai galim sodinti beleką, jeigu nusisausinam. Dabar negalim, nes užmirksta. Tai galim, realiai nieko nesodinam, nes šlampa. Tai vat. Taigi, ta siena susiformuoja kažkur tais už šitų krūmų. Šitą vietą dar nežinau, kaip bus, bet šitie visi krūmai bus karpomi, formuojami ir ant jų iš principo bus mokinamasi. Jie kadangi greitai auga, pirminė mintis buvo juos visus tiesiog iškasti, išmesti ir užsodinti kažkokią tais naudą duodančiais medžiais, iš kurių suformuoti tą jau tokį kaip sodą, kaip kažką tais. Tai va, bet buvo nuspręsta mokintis ant šitų krūmų. Taigi, jeigu šičia nusisausins ir bus sausiau, tada bus kažkas čia pasodint, nes čia yra ta žolė, kur daug labai žolės, labai viskas tankų, labai sukasi, brukasi ir visaip kaip kitaip. Iš šios vietos kasu žemę, jie praturtino uogas, kurias dabar sodinu. Dabar dar turiu ir arklių mėšlo perpūsio, tai labai labai džiaugiuosi ir labai labai dėkingas esu ir jį naudoju. Bet turiu tokią juodžemą, geras juodžemas labai. Juodas. Ir čia šlapia, čia irgi galima būtų kažką sodinti, bet negalim, nes šlapia ir negalima nei važiuoti, nei kažką. Vien išdirbti šitą lauką reikia labai labai pasitaikyti su laiku. Sąlygom ir viskuo. Žodžiu, reikia sausiau arba reikia auginti kažką, kas mėgsta augti iš principo vandenį labai labai derlingoje ir humusingoje žemėje. Aš taip įsivaizduoju. Ir ši mintis man labiau patinka, negu nieko negali. Tai va, čia mes einam per vandenį, kaip ir priklauso tokio amžiaus. Ir čia siena, tada kitoj pusėje sienos yra galimai truputį nukasta, kad tą sieną šioj vietoj galima būtų suformuoti iš akmenų. Tai tokio senoviško pastato, tarkim, fragmentas arba kažkas tai galėtų būti. Ne tai, kad pastato, bet ten bus siena, rezervuaro siena. Tai graži, lenkta siena, kurioje bus kažkokie tai skraneliai, tikėtina, kad žalvariniai, nes gražiai atrodo. Šiam momentui man taip atrodo. Taip, tai toj sienoj, rezervuaro sienoj, bus pajungimas vandens paėmimui, kuris laistys žemę ten, kur reikia, vietoj visokių siurblių ir panašių dalykų. Tai vat, ši mintis man atrodo labai ekologiška ir labai susijus su beleko visko. Be proto man patinka ši mintis, kad šaltinis gali laistyti dirbamą žemę. Ir tu panaudoji tai, kas iš pirmo žvilgsnio yra minusiukas, šaltiniuota žemė, nieko negali daryti. Bet iš kitos pusės tu panaudoji šį dalyką
savo reikmėm. Sutaupai resursus, ant jau visiškai. Ir gauni labai gražią tokią sąsają tarp gamtos jėgų ir savo intervencijos į tą gamtą. Tai va tada šis laukas, kuris nesimato kadre, būtų sausas ir galima būtų jį naudoti. Dabar jis yra tamsus juodas ir panašu, kad drėgnas, kas yra didelė dalis dirbamos žemės, kurią turi skrajojantis ūkis. Tai va, čia viskas eina kalba apie skrajojantį ūkį vis dar ir po truputį gabaliukais skleidžiama idėjos ir konceptai, kurie bus įgyvendyti, priklausys kaip sparčiai. Noras yra, kad labai sparčiai ir poreikis ir visa kita labai reikia, kad labai sparčiai viskas vyksta, bet bus kaip bus ir pažiūrėsim.